Eina savo, šiandien pirmą dieną aš kaip Prancūzijai ir tokius gerus žmonės sutinku. Visą dieną važiuoju su traukiniais, ten lėktuvais, autobusais, su visokiam transporto priemonėm. Visas pavargęs. Mano paskutinė stotelė vairuotojas pravežė, man teko pėsčiom eiti atgal, jau dabar vakaras. Užsukau netikėtai tokią vieną kavinikę, užvalgiau čia tokį užkanduką ir tokia faina mergina buvo ten. Žodžiu, aš jau bei išeidinėjau ir jin man išlėkė su va tokiam dovanėliam. Kliamo, kaip faina, kokie geri žmonės. Nu tai ką, turim pirmą naktį, kaip aš vėl kely. Vakar vakare pagaliau šiaip ne taip atsibeldžiu pas dviratį. Tai jo, šiandien atsikėliau, kaip gerai miegojau. Nes naktį prieš skrydžius ten tuos visus, tai ten kelias valandas išėjo pamiegot. Tai žodžiu, pavargęs buvau jau. Gerą vietą susiradau miegot visai. Lema jaučias kaip mėnesis, kai nekeliavau, tai viskas balaganas, daiktai nebeturi savo vietų, reiks vėl priprasti. Turim gražų, nuostabų orelį. Šiandien kaip pirma normali minimo diena. Tai mane šiaip labai lepina oras, toks grinai lietuviškas. Biški debesiukų buvo, rytą biški palinojo. Šiaip dabar yra kokie 25 laipsniai tiktais. Kiek žinau, šiuo metu Lietuvoje 30 netgi yra, tai crazy. Šiuo metu čia Prancūzijai, ką tik baisuliniai gaisrai čia prasiautėja dabar, atoslūgis jau jų yra. Čia dabar aš važiuoju link Bordo, palei pakrantę tokiais takiukais, per mišką. Tai šiaip jo augmenija tai nuskurdus, konkrečiai nusausėjus. Daug dviratininkų važiuoja. Ir va, kur tik koks nusukimas, ten uždėta juosta. Žodžiu, negali stovyklauti, negali deginti, negali rūkyti. Ir žodžiu, po pietų iki pat vakaro negali nei vaikščioti, nei važiuoti dviračiu.
Kol kas Prancūzijoje aš takeliais tikrai nesiskundžiu. Visą šiandien dieną tokiais nuostabiais gerais takeliais veda. Kokybiškais netgi ir tarp miškų kažkur. Kokia čia Palanga! Eina savo, nesitikėjau, kad čia tiek snukių bus. Net nebelabai aš čia noriu maudytis. Visi belekai vara. Turim raudoną vėliavą. Nu, apleidžia tai nėra, kad nepasakyčiau, kad čia jau ir daug žmonių. Vėjas, tai yra oras jaučiu nebelabai toks fainas. Važiavau tuo faini keliuku ir pagalvojau, kodėl man pačiam neprisiskynus tų mėlynių. Tai yra, kokių mėlynių, gervagių. Tai prisiskyniau, kai bus gardžiai rytoj pusrytuką man košytės. Žodžiu, nežinau, kažkaip nejauku čia ieškoti nakvynės. Čia kai tie gaisrai aplinkui, tai sugalvoju, varysiu į kempingą. 2 eurų kainavo, koks skirtums. Bent jau nusiprausiu normaliai, nes jau 3 dienas nesiprausęs. Dabar čia prie kempingo žiūriu ir tokie staliukai faini, tai pasidarysiu vakarienę. Jaunimėlis pabėgė nuo tėvų, rūko cigaretes, geria svaigiuosius gėrimus. Baisu. Opa, dar blančiuko papildymą atnešė kolega vienas. Nu, aš irgi taip darydavau, neslėpsiu. Viskas, dabar laikyklę ant pilvo įsigijau, dabar būsiu šnips. Paprastai, bet neprastai. Makaroniukai su cukinė ir biškį alyvuogių aliejaus. Tai ką, išmiegota. Eina savo vakar iki pat nakties bumčikai, belia kokie bumčikai daužės. Čia šalia yra paplūdimys, o prie paplūdimio tai kažkoks bariuks ar ten klubas. Basavykas davė, net žemė drebėjo. Sausų kamštukais miegojau, bet nelabai padėjo. Učiuką surimau, neblogai dar. Bent jau nusiprausiau, gera buvo dėl to, tai pusę vėl neišmiegojau. Į receptioną nusinešiau powerbankus pasikraut biškį, droną batarkės. Ir dabar dar šoviau greitai prisijęs biškį paeditint. Tai nežinau ar minėjau, bet greičiausiai varysiu palei pakrantę beveik iki pat Bordo miesto. Čia žmonių vis klausinėjau, tai daugiau žmonių sako, kad aš turėčiau pravažiuoti. O dėl ko čia taip klausinėjau, tai čia dėl tų gaisrų, kurie čia dabar neseniai tik užgesinti. Nu ką, turim 12 valandų 10 minučių. Palikau kempingą, įsičekautinta, viskas tvarkoj, dalykai pakrauti. Orelis pasakiškas, 24 laipsniai, saulė nešviečia, ne karšta.
Jeigu gerai pamenat, tai Ponferradai aš pasikeičiau galinės žvaigždės ir grandinę. Ir tada aš tikėjausi, kad man tas dviračio traškėjimas praeis. Bet ne, taip ir nepraėjo. Na aišku, tos detalės, kurias pasikeičiau, jau reikėjo keisti. Tai nesigailiu dėl to, bet jo sakė meistriuks, kad čia greičiausiai, kaip čia, miniklio vėlinos bus parėjęs arba ten tiesiog dulkių prisikaup. Kas gali būti, nes aš pastebėjau, kai aš nuprausiu dviratį, tai kuris laikas visai normaliai. Netraška, bet jau kaip lietaus gauna, dulkių gauna, o jėzau, tada tai būna žiauru, tai dabar jau irgi tas garsas. Pavalgiau miestelėje Mimizan, užsukau į kažkokį vietinį restoraniuką, kavinikę. Visai šiaip skaniai pavalgiau. Toks troškinaus buvo su vištiena su daržovėm. Toks jautas naminiškas, žinai. Ką dabar pagalvojau, kad aš per mažai sau leisdavau, tarkim, paragauti vietinio maisto. Per retai eidavau tas kavinikės. Aš kažkaip namie būdamas supratau, kad čia tiek tu čia ir tai išleidi. O tokia proga visą laiką nepasitaikys. Tai reikia mėgautis, ragauti įvairų maistą. Pagalvotum, kad ten Lochneso pabaisa, bet ten šuo tiesiog braida, kai išpradėjęs aplink meldus. Žieto išlys. Atvažiavau prie ežeriuko. Čia tokia viena iš didesnių šitoj apylinkiai, čia jų iš vis tokie 3 yra. Noriu prisipildyti vandens, čia ir kraniuks. Noriu išsifiltruoti vandenį. Užsikimšo mano skylė. Užsikimšo filtras skylė. Kas čia jam buvo? Atrodo, aš ten, ką žinau, viską ten išvaliau prieš palikdams savo dviratį. Nieks nebėg. Spaudžiu belė kaip. Kėlė lašai. Eina savo. Atvaru prie ežero. Toks fancy ežeriuks. Pažiūrėkit, kaip gražu. Bet spėkit, ar galima maudytis? Nope. Visą pakrantę apjuosta tokia juosta raudona. Paklausiu vietinį, tai sakė, čia dėl aletai karštos saulės, čia dėl tos karščio bangos kažkokia bakterija įsiveisė, kas man pasirodė keista, bet apjuosta ta juosta raudona, tai aš tikiu, kad negalima, bet šiaip gaila, žiauriai gaila. Čia tokia graži vieta, tokia faina vieta, taip būčiau atsigaivinęs. Sakė, sekantis ežeriukas, turėtų būti viskas gerai su juo, turėtų galėti maudytis. Nu, matysim. Pažiūrė, jau grinai buvau ir plavkės persimavęs. Dabar atgal į rūbinę. Chebrytė, Ajumir tai buvę. Keliaujat su dviračiu po Europą, atvarai į tualetą vandens prisipildi iš krano ir netyčia supainėjai simbolius. Prisivariau muilą į gertuvę.
Labas rytas. Nu ką, turim 9:50. Pasakiška vieta buvo čia. Pasakiška. Eina sau. Taip tylu, vien tik gamta. Kosmosas. Tokias vietas yra daug geriau negu beveik kokie kempingai. Visada rinkčiaus tokias vietas vietoj kempingų. Netgi aukoju dušą. Ne prioritetas čia. Su bombolio vandens apsišlakstai. Užtenka kokių 700 ml ir tu gali visai normaliai nusiprausti. Tai jo, dabar jau judėsiu po biškį link Bordo. Iki Bordo liko 7 kg, šiandien dar nepasieksiu, bet greičiausiai kažkur prieš jį stosiu wild campint. Va, čia tokį miško keliukus pasistūmiau, ten pagrindinis kelias eina va tokiu kampu, o aš čia ir va čia po kairę užsilindęs buvau. Ideali vietelė. Dabar norėjau pakalbėti apie savo tokį įprotį, kaip ir laisvalaikį, kuriuo aš mėgstu užsiiminėti keliaudamas. Tai paprasčiausiai aš žiauriai mėgstu krapštinėtis aplink savo dviračio visokius aksesuarus ir padaryti juos kuo ergonomiškesniais, kad viskas būtų man patogu, kad nebūtų jokių ten mažų visokių kliurkų. Va, kad tarkim savo šitą kameros laikiklį aš ten derinu milimetriukais, kad man, tarkim, visiškai nesiliestų, kai aš laikau ranką ant porankio, kad dilbis nesiliestų. Taip pat kampiukas kameros ten, kad tiesiai būtų. Po to, vat, užsidėjau veidrodėlį, bet jis čia toks biškai prihaltūrintas, kaip matot. Tai jo, tam, kad aš per jį matyčiau, aš turėjau rankenas pasisukt šiek tiek. Ir dabar man rankom nebepatogu. Jaučiu, kad biškai skauda riešus, tai dabar viskas. Nusilupsiu laukan aš tą veidrodį, nusireguliuosiu rankenas, kad man būtų vėl patogu. Ir vėl suksiu galvą, kaip tą veidroduką pritaisyti, kad jis man rodytų. Šiaip aš tikrai nemažai laiko sugaištu užsiimdamas va tokiais dalykėliais, bet nežinau, man tiesiog patinka, nu, man tai kelia džiaugsmą. Va tarkim, užsidėti va trikoju kameros laikiklį. O taip va, užsidėdi ir visą laiką yra po ranką, kai nori kažką pafilmuoti. Aš biškai pasimaudyti lėtai, bet ten visiškai negiliai tas vanduo eini, nuėjau kokį pusę kilometrą, dar tik virš keliukų tas vanduo. Tai paklausiau vietinę, tai sakė, ten tie kiti krančiukai turėtų greičiau gilėti. Tai nežinau, patikrinsiu. Jeigu sugundys, tai ir įkrisi ten. O šiaip gyvo čia radau, kaip matėt, dušiuką pasakišką, atsišviežinau, dabar taip gerą galvą įsiploviau. Tai dabar jo, nežinau, čia aš toks švarutis, dar norėsiu kristi tą vandenį ten, pažiūrėsim. Tai nebesimaudžiu, aš ten tam net nevažiavau prie kito pliažo. Nebenorėjau jau kažkaip to laiko gaišt šiandien.
Noris biškį padaryti dar kilometrų. Boom! Tokį upgrade'ą. Ir netgi nereikės to šlikštaus skočo. Apsijėmsiu 2 zateškiam. Ir laikos normaliai. Ir dabar aš pagaliau galėsiu matyti. Ir man nereikės taip daryti. Nes per mažai įsikišęs buvo tas veidrodėlis prieš tai. O dabar toj turėčiau privažiuoti kažkokią bažnytėlę ar kažkokį parkiuką, čia aš nežinau. Žodžiu, ten turėtų būti soliukai. Ir jo, tai reikia užkąsti biškį. Bonjour. Bonjour, bon appétit. This water is okay to drink? This... Nice. Geri žmonės pripylė man vandens. Čia paklausiu, ar tas vietinis kraniukas, čia kur parkelė, vat, čia yra. Ar sakau, ar geriams. Sakė, nežino, bet kažkaip vat, jau turėjau šitoj kelionė įvairių patirčių su tais skrandžiais, žarnynais, tai kažkaip blema, jau nebenoriu rizikuoti. Jau, jeigu jau biškį neaišku, negersiu. Va, įsikūriau pavėsiukį. Be to šiandien turim karštesnį dieną, jau yra, turim 31 laipsnį. Tai jo, dabar kaip tik išnaudoju progą, kol esu pavėsi, pasikrau telefoną biškį, nes jis taip kaista, tai net naudot neįmanoma, realiai kai važiuoji, sunkiai netgi mapsus naudot. Tai apie krovimą net kalba nein. Kažkaip užsimaniau kažko suraus pavalgyti. Va, pasiėmiau salačiukį, šiaip labai skanės su vištiena. Dar ir sausainuką pridėjai į komplektaciją. Tai jo, šiandien taip ramiai. Neskubėdams dar pavažiuosiu. Ir stosiu kažkur prieš Bordo visą sąmyšį. Ir planas rytoj atsikelt anksti. Pervažiuoti visą Bordo. Ir kažkur jaučiu, kad imsiu galimai hosteliuką. Oi, atsikėliau. Pirmą kartą po nežinau kiek laiko teko vilktis drabužius, nes šalta. Rytą čia dar šalta. Va, bet tai kaip matot, kaip gražiai švinta. Aplinkui per palapinės tinklelį matosi viskas. Dėl to labai mėgstu miegot be viršaus palapinės. Valgau košikį.
Labai gerai. Dabar yra šeštadienis, 7:30 ryto, tai eismo beveik visiškai nėra. Netgi žinant tai, jog aš tuoj įvažiuosiu į Bordo miestą. Labai gerai susidėlioja aplinkybės. Pavažiavau biškį, sustojau kepiklėliai vietiniai, užvalgiau banduką su kavikė. Reik biškį pasilepint, išbandyti čia tas vietinės prancūziškas bulkas. Visai šiaip skani buvo. Bandelė su dešrelė kažkokia, su čorizo. Atvariau. Sakė, bečiuks prisistatys tik 2:30, mano hostas. Aš iš pradžių toks susigandau. Blemba, sakau, kad nuo 12 parašyta buvo. Bet sako, duris atakintas bus. Gali eit pro virtuvę, tai bandom. Nu šitos nepanašu, kad atrakintas. Amžinai turi būti prikolų su tais Airbnb blemba. Da jau čia niekart nebuvo sklandaus Airbnb. Su booking.com tai ten viskas aišku. Tvarkingai. Saka, ne tas nams, aš jau pradėjau darinėti duris. Visokią žalizės traukėt. Saka, blemba, reikia varyti kitą namą, kol negavau baudos. The second garden on the second part of the house, and you will see a big olive tree. Okay, no problem. Call me if you need. Okay, thank you very much. Aš čia jau laužęs pas kaimynus. Tai kodėl tada čia atidaryti varteliai pas kaimynką? Jo, tas ir bus. Balsnams. Prašto. Jei. Su juo biškį pašnekėjom ir nepatikėsit, kokį pasiūlymą sulaukiau. Saka, aš ir toj neturiu jokio svečio. Jeigu tu nori, tu gali pasilikti dar vieną nakčiai pamiegot. Aš sakau, čia, bet man reikia sumokėti už tai. Ne, sako, gali būt, kiek tik nori. Eik tu savo, aš kaip apsidžiaugiau, nes aš šiaip svarščiau, galvoju, blemba. Visai palisėčiau gal dar vienai dienai. Bet jau nebūčiau pasilikęs dėl to, nes gaila pinigų. Tai dabar tokią progą gavau, eina savo. Aš savo būnu čia ant bookingė kambarį ir žiūriu, langs užsitrenkė. Pažiūriu pro langą, čia tokia štormai,
Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Eik tu savo, viskas jūt. Vėjas, puč. Eik tu savo, čia tos toks nukris. Oh my god. Bišk nejau. Eik tu savo. Per tokį orą būtų man palapiniai miegoti. Geriu kavytę. Kol mano hostas išvykęs kažkur su reikalais. Mėgaujas. Bet čia šiaip net man biškai nejauku, kaip man čia pasisekė. Kaip jau minėjau, gavau for free dar vieną naktį. O čia to šeimininko beveik net nebūn. Jisai būna kažkur visą laiką ar pas draugus, ar pas šeimą, ar su reikalais. Biškai grįžta ir išvaro. O aš tiesiog tokius apartamentus viens turiu. Bet šiaip tai apartamentai patys labai tokie jaukus. Pažiūrėkit, kaip čia estetiškai viskas. Visokie ant sofos padėkliukai, kavoms visokioms. Viskas taip švaro, dulkių nėra. Čia pažiūrėkit, vaisiai sudėti. Tokia rami kaiminystė, daug medžių, mažas kiemelis. Nu, čia dabar aš biškį pasiskleidęs. Persiruošėsiu daiktus, nes betvarkė buvo. Žaidinys. Čia aš dirbu, montuoju video. Tam kartui tiek žinių. Turim pirmąjį epizodą mano comebacko. Tikiuosi patiko. Jei patiko, tai užmeskit nykštį. Pasidalinkit su artimaisiais. Parašykit, ką galvojat į komentarus. Ir iki.